Tai, Augustai, visų pirma, mes turime pripažinti, kad Lietuvoje taip pat yra tam tikra, reiškia, pelkė, kaip deep state'as ar dar kažkas, kur aš ją vadinu valdžios sistema, sukurta per daugelį metų, kurie yra teisėsauga, kurie yra politikai, kurie yra, reiškia, verslininkai, reiškia, kurie, sakykime, taip, turi didžiausią įtaką oligarchai, kurie turi didžiausią įtaką mūsų valstybės valdymui. Jie turi įvairias priemonės ir jie šitom, reiškia, vadelėm, valdo visą Lietuvą. Jie, čia pradėkim taip, kad, reiškia, nuo Pakso, reiškia, laikų, kaip, reiškia, nuėmė Paksą, reiškia, Seimo nariai, kurie realiai, reiškia, žinom, kad kaip tauta renka, tai tauta ir turi atšaukti, o čia gaunasi toks dalykas, kad, esmė tokia, kad pas mus visą laiką vykdo kažkas, tai reiškia, už mus kažkokius sprendimus. Ir aš tiesiog jau nuo to yra visi pavargę, nori tai pakeisti, mes tam esam pasiruošę. Tiesiog paimkite ir, reiškia, patikėkit, jeigu mes kažkurioje vietoje mes, reiškia, tai, ką deklaruojame, nepriimsim, reiškia, arba, sakykime, nevykdysim to, ką priimsim, ateikit ir, reiškia, nežinau, ką padarykit, ant šakių išneškit mus. Ant šakių išneškit mus iš Seimo, jeigu mes tai, ką, reiškia, siūlome, nepadarysim. Mums tai atsibodo. Aš manau, kad visiems tiem, kam atsibodo šitą sistemą, jie turi duoti mums šansą. Jie turi, reiškia, patikėti mumis. Kitaip aš nelabai suprantu, patys žmonės tada, vadinasi, nieko nedaro. Tas žmogus, kuris, reiškia, siūlo padaryti, reiškia, aukojantis, einant ir pasiaukodamas visiškai, reiškia, savo gyvenimą, savo, reiškia, iš viso, savo ateitį ir visą kitą, aukodamas eina į tai, juo nepasitikė, tai tada galbūt iš tikrųjų mes ir verti to. Bet papildyčiau, aš tai norėjau.